rytas. Už manęs matot jau besikūrenantį bolidą, su kuriuo mes, kaip praeitam video šnekėjau, važiuosim pas Vytautą į jo padarytą trasą. Pamėginsim jį dar pašnekint. Tai turbūt labai nedelskim. Laikas kaip ir spaudžia. Ir važiuojam. Dar sustosim degalinį, užsipilt kuro. Ir tada jau, manau, gazuosim. Pamėginsim pakalbinti patį Vytautą, kad jis biškį papasakotų apie tai, ką jis čia daro. Kaip matom, žmonių jau yra susirinkę kažkiek. Renas šašlykinė. Iškart turi būti ir pats Vytautas. Turim, kaip suprantu, ir driftiorų. Tai bus įdomu. Turim ir darašytą mašiną. Ok, lipam lauk. Nu ką, turim patį Vytautą, šitos trasos įkūrėją, iniciatorių ir turbūt savininką. Čia pati ledo trasa. Tai labai trumpai, kaip kilo pati idėja padaryti šitą trasą? Tai idėja kyla, kai gimsti su noru gazuoti. O tada, žinai, dabar madoj tos trasos visi daro. Šauna mintis, norisi padaryti, norisi parodyti, kad gali gerą trasą padaryti. Va, taip ir labai keista, kad tu tai darai nemokamai. Kai šiais laikais, kaip mes žinom, praktiškai nieko nėra nemokama ir jeigu žmogus daro nemokamai, tai jis bent jau daro tada savo, o tu dalinies su visais, tai iš kur tokia graži idėja? Tai aš tikiu karmą, kad vis tiek sugrįš atgal ir tiek. Nemanau, kad galima didelius pinigus iš to uždirbti, o visiems smagumą ir kai tave pažįsta ir ranką pakels paskui, tai man tas veža. Šaunuolis, tai dar kartą didelis respektas tau. Labai džiaugiu, kad yra tokių žmonių, o aš šiandien irgi su tokia idėja noriu prisidėti prie Vytauto ir, kaip matot, yra taksi užrašas ir vešiu visus, kas norės nemokamai pajusti tą šoninį slydimą ir tai bus toks gražus gestas vat, pačiam Vytautui, kad jeigu tu kažką darai, tai galbūt įkvėpi ir kitus žmonės daryti kažką tiesiog iš idėjos ir nebūtinai dėl pinigų. Tai keliamės į judesį iš trasos. Šalmus buvo šiaip? Šalmus buvo.
nebus to dūmo. Čia tik sukrauta viskas. Ir pirmi testai. Iš karto jaučiasi, kad šitą poliuretanos mašina, tai Jo, nervuota, tai visur ir variklė pagalbės toli dėtos. Nu, karočiui visur, kad... Čia va tose vietose, kaip jie čia išmeta labai. Dar pradžią atrodo iš geriau kabina. Tu tai čia matau labiau išorę eini. Aš jau čia buvau įvažiavęs. Gal daugiau grybo. O čia palei pat kraštą jeigu leidi. Kažkiek kabina tada. Slalomas eina. Ką čia roketas turi būt smagu. Jam galvau čia per traiską, bet normaliai. Prieš tai aš kaip buvau, matai, trasa į kitą pusę. Tai čia pareini, tai čia užsistatai ir ten greit apsisaki tai vietai. Tam pačiam viršui buvo visai smagiai. Aš pirmą kartą atvažiavau tada šeštadienį, tai sukibimo buvo, pirmi ratai tai buvo pylė. Aš tikiuoju, dar jeigu žinai, tas sniegas toks įsavažinėtas, vandens užpildas, toks grubus tas ledas, tai to grypo tai turi daug būti. Belenkiek buvo, aš jau nebespėjau nei vairų dirbti, nei nieko, tik tai va šitai, bet vairi rankytės nebespėjau. Aš realiai treniruočių tų tokių nevažiavau, nieko. Man pradeda kas, kad kiekvieną kartą visokių bėgių jungti. Ir iš viso paskui žiūri, tik tai bėgių jungtis, kad užgesini. Galvoju, kas yra, pas draugelį garažą būna tam dėžė diskatoriaus ausytė vieną, tik tai liko dėl. Naujas ankabas akso buvo sudėjęs. Formaliai. Diskas pats idealus, o diskatoriui čia ragis išmetimas. Jau galvau, išgelbės laukas šitą vietą. Neišgelbės. Mane pasidės viską. Va čia išlėkė. Suruokė 3 paraganį. Va palei išorės visur, jeigu važiuoji, tai... Jie palei išorės daug sukibimo dar. Tai čia jau klačkykint reikia ištisai, karoči. Masažuot. Visą laiką masažai. Ai, čia. Jau vėl tas koltas. Ne, nu tai, blet, pažiūrėt, kuris kuryžį. Labai jau lengva, žinai, apėlint su roketais. Duotų mum po porą po roketų, tai mes jau liks. Bet įdomu, jeigu ant galo uždėtum roketus, kada būt priekį stumti žiauriai jaučiu. Vat įdomu pasižiūrėti. Nu nenoriu aš tavęs užleisti priekį. Tai tu slysk, nevažiuok, blet. Tai kad jie, tokie vat labai užpasa, žinai, važiuosi tokiais. Jo, nes, nu, blet, jie avarinė situacija, kadai. Tu pizdi ir važiuoji, vos pradėsi. Jis net nežino, kada persimesti aš.
reikia ant galo lipduko dujų smauk. Matėm tą video. Biškį mums ar kažkau prisekti. O ką tautai? Pripratęs paprastom kitai. belieka tik kontroliuoti. Čia labai blogai yra minusinis posūkis. Posūkis ir žemyn gaunas. Aš jį biškį išnersi šarnyrą, blėt, jau tą. Supratot, ką padariau? Aš jį apvariau ir tais, ir dar dūmų gavo. Blėta turbinytė kaip dabar gražiai. Nu ką, lėkiam su kitu bolidu, pralėksim. Su šituo driveriu. Kokia dudelą, eik tu savo. Oi, kaip senai sėdėjau tarp tokio daikto. YouTube'as žvaigždė pasidarys. O rankenytė. Čia jau. Labai nepatogiau šitą vietą. Ir važiuok kaip klepia. Na jo. Nu bet kvapas, benzino kvapas yra kažkas tokio. Pabandom devinkiai pasirašyti. Bandom paramstyt 90-tuką. Bet man atrodo, jis bus išsigas ir sustos. Galvoja, kai žiūri, galvoja, kai čia vyksta. Nu bet vietom kimba, nes kiek, va čia jeigu palei išorės eini. Va, pilnas lokas. Lemba kokia mano nostalgija iš tikrųjų tas. Benzino kvapas, aš negali. Reikėjo man ant dizelių peršokti. Dizelis irgi gerai. Nu, jį lengviau biškį bombinti yra. Gali garažo sąlygom viską realiai pasidaryti. Reikia daug kūro, reikia didelės turbos ir gali varyti. Šauniai. O, katau. O, katau.
Jis yra labai geras ant ledo. O dabar galima laus atsigerti. Aš net šitoj vietoj, sakyčiau, pas mane praščiau griebė. Nu, matai, Viensas daugiau diapazonų turi, su juo lengviau žaist, blemba. O man, supranti, visą laiką turbo būstą, aš visą laiką turiu ant masažą būti. Tai va, aš matai, beveik nemasažuoju, tik tai gazu žaidžiu. Jo. O aš jau negaliu, man uždūsta, supranti, viskas turba nebepučia ir ragas. Viškas susirenka žmonių. Bet pradžiai... Tik nelabai drįsta eit paprašyt. Manęs, kad aš juos praveščiau. Bijo. Aš tikrai matau, kad čia ne visi driveriai atvažiavo. Nieko, gal išdrasės. Laiko dar turim. Saliarkos irgi yra. Ledas panašu, kad irgi greitų metų neištirps. Man benzą reikės važiuoti. Ką, šauniai, daug žaibą. Maladėts. Keista. Keista. Bet žinok, užtat saugiai. Tu pažįstamas jausmas. Sėdėjai. Gerai, kad neportai yra. Čia yra nepatirtis, žinai, pas vairuotoją, nes galima buvo išvengti šitą dalyką. Bet pasimetė, nuspaudė stabdį. O stresinį situacijai spaudė stabdį yra pats dalykas. Faktiškai avarija garantuota. Atsimeni, kaip reikia, tai nesvarbu. Blogai, ne? Jo, ne, pirmiausia, būtų gerai va taip, tada lengviau išsek. Aš suparkysiu viską, tad padaryk kaip tavo išeina. Sorry. Jie ne visi žino, kitą kartą atsėdo žmogus iš visas pirmą kartą duris mato, galvoja, kam čia tu diržų tiek reikia. Ką čia mane kartventis? Nu, žmonių tikrai nemažai susirenka. Ir trasoj hebros yra. Ir kadangi mirštame badu, tai va šitie va šaunuoliai mane dešrom pavaišins. Martynai, padėk man dešras. Su savo maivykis dešras. Bliava, bet dažniausiai po vieną turim dešrą, kaip čia pastai tiek daug. Taip paskui sunku važiuoti, vien dūmai juos. Paskui važiuoti neįmanom. Kas neįmanom? Čia yra užsklanda. Civiką turėjau 1.4. Martynas filmavo kaip kepa, dabar filmuos kaip valgo, o po to sekantis kaip tolėtinis išeiti. Ten grevy, 4 sutūpę. Bet tokie vos ne auto šventė. Žmonių daug. Nu, bet smagu, be.
kad susirinkot tos liaudės, žinai. Tai šiandien ir pas Petrą, man atrodo, ne? Jo, ir pas Petrą. Siaučia. Man tai, žinai, viskas ten fainiai pas jį, bet bištė masovka tai jau zajebal, žinai, labai daug biškį, daug per... Tikrai trasa didelė, bet ne tiek mažinė. Žinai, kiek žiūrėjau video, tai ten Hebra net nestabdžių smeigia per šoną vieni kitiem. Tai va, ypač va tas vakoltas, aš mačiau Petro vieną video, tai ten lenda, ta prasme, į kilpą, žinai. Labas. Filmuojat? Filmuojam. Nori pasivažinėti? Kokį Piterį sukūrėm per valandą. O, seniukai, man kaip tik va tokių padangų reikia. Baig to savo, naujas naujatėlės. O kaip dūda atrodo, galit pagazuoti. A čia jau čia biškai gali juodus būtų, ne? Per valandą laiką lys. Per valandą laiką, ne? Nu, pagazuojam. Bet tai, žinok, pas tave padangas tai labai geras. Aš galėčiau dar paslapti vieną pasakyti. Pas mane buvo padangas va šitas dešras su šiepais. Rask nors vieną šipą toj padangai. Išlakstė vis, neliko nei vieno. Bronzą vidui sudėt. Per padangą. Vairis. Važiuojam? Kur? Tenai kažkur. Tie su roketais dabar kažkaip nepavojingi gauna. Gali įsekt, bet jie maladės, va, trasą pašiaus. Jau geriau kimpa. Na jo, biškį, geriuką, binta įtų kaimat. Ne, čia turėtum roketas, tai galėtum pakrėlint, va, čia vis roketas važiuoja, iš kur jie gavo. Gali tokį greitį išvystyti.
biškį energijos. Kurie specialistai save fotografuoja, krūmų truputį dūmų, išmušiu per šypseną per kampą. Bandysim Rocketsus 4VD 4VD 3. Ką? Važiuojam. Da, ėskiai nesėdėjęs turbūt. Vietą turbūt mažą. Įdomu, kaip tik, blemba, man kažkas gribaut pradėjo, atrodo, momentas važiuoja. Turbai gal jau. Kažkas.
tikėkimės. Ne. Lemba, ne, gal nežinau iš tikrųjų. Tikiuosi ne turbai, nes turba šiaip restauruota prieš 5 štukas kilų, gal biškį daugiau. Tai va, pažiūrėsim. Matai, ABS, man iš tikrųjų gali būti, kad apsinešė ABS daviklis ir dabar išmetė ir nebedingsta, žinai, kaip perkuri. Tai realiai tikėtina, kad arba apsinešė, arba sugedo ir dabar, kaip ABS daviklis veikia, galą blokuoja. Ir dabar, supranti, ir kažkaip atrodo važiuoja ir nors nėra čia tų šoninės slydimo sistemų, bet atrodo važiuoja kaip stabdo, žinai, kažką, tai blokuoja ratus. Ir gali būti, kad kai blokuoja, man atrodo, žinai, kad variklis nevalina, gesina, nu. Tai va taip ir tikėtina, kad taip ir atrodo. Taip ir yra, bet nu. Nu, čia įdomesnis reikalas. Neįvyktas, lemą, šiandien. Čia lopšia reik, čia iškrist gali. Čia reik pasilaikyti netgi. Bet va, matai ir dusina, va. Ai, nu dabar va pajaučiau tą vairį. Va, pėsim, valina, matai. Nes nesuprantu, kas yra, žinok. Kažkas yra, arba sužinosiu. Bet vat gerai, vat gali greit sustoti, žinai, išvengti visų tokių nesąmonės. Tai viskas kaip ant asfalto beveik, nu, ant žvyro gal. Geriau šiaip nei žvyras gal stovi. Bliam, gerai jaučias, kad kabina. Jaučias tikrai, kad kabina. Smagiai. Ir matai, tu gali važiuoti ir sukt vairą į ten, kur tu važiuoji. Tau nereikia vairą atmetinėti. Matai, dusina vėl. Ir nesuprantu, kas yra. Bet čia grinai elektroniškai kažkas vaknys atrodo. Jo, kažkas kaip... Bet va dabar, kaip tas ABS susilgia ir prasidėjo. Per kurtų išgesinti, aišku, neužtenka tokio vairą padaryti. Ne, tai būtų užtekiau tiek padaryti, žinai, būtų viskas. Būtų buvo jau susitvarkė. Bet, blemba, irgi rankinio trūksta, va, būtum, nu, tipo, galėtum pasitaisyti, žinai, va, kur... Matai, opa. Jo, dabar grinai pasijautė, kad numetė. Ir va, nesuprantu, žinau, gali būti, kad tas galas, gal Dexus kažką daro. Blokuoja gal, nu, man nesuprasi, bet, nu, nežinau. Viskas aišku, kitais metais roketai. Ir blema, ant to posūkio, kur atrodo galėtum va persimesti ir toliau lėkti. Bet va reikia susitvarkyti tą, bet man prieš važiuojant nebuvo problemų su tuo davikliu. Viskas buvo gerai, žinai. Atvažiavau, pralėkiau ratą ir užsidegė. Tai va. Tai va visas bėdas jaučiu dėl to, žinai. Patirtis gyvenime. 4 varoma mašina su roketais ant, nu, sakykim, šiokią tokią ledą. Dar važiuojam. Nu, minimaliai čia tą ledą jau išorę reikia važiuoti. Čia jau realiai dirba padarė, nebe. Bet nieka, gerai užsistatė vis tiek. Bet kai didesnis kampas žiūriu, tą dalyką padaro, ne? Žinau, kažkas sakau. Bet tai žiauriai čia gali kaseką padaryti, žinai, jau tau reiks, nu, kad tave ištemptų, nu, pavyzdžiui, va, kaip dabar tą mašiną. Jo, aš ir sustoju. Ir karočiui, įsivaizduok, dabar galėtum va tiesiog praraut pro šoną, o tau gali numesti nelaiko. Ir va taip, va, į mašiną gali kabinti, nu, čia... Bet va, supranti, lemba, bet va čia kaip užstabdo, variklis kūro pariškė, nu, žodžiu, nesąmonė, šiaip chujovai.
čia kaip pripratau lopšį sėdėti, žinai, taip stabiliai, čia skraidai po visą mašiną. Čia blemba, dar palyginus, tai Vis tiek, nu, dar yra šonai. karas, nu, Jeigu taip kalbant, o ant paprastų kažkokių atsisės tik tai šitą, tai aplaukiai. Žiauri. Iškart kontrolė prasta mašina. Va, indikacija, kad jau reikia sustoti, užkaito tepals. Ai, užgeso motors. Tai, Nu, dėkui, buvo fainiai. Nu, tikėkimės pala, pažiūrim, užsikars. Tikėkimės ne paskutinis užgesimas. Važiuoju. Bet kažkas, va, hujovo, matai? Žiūrėk. Nu, matai, kaip sakoma, mašinai nei vienai nėra gerai toks važiavimas, bet ką padarysi, labai smagu užtat. Papasako, kas buvo. Žinok, nustatėm, kad jau čia gal lambda zondas gali būti. Sakai, nebus blogiausias variantas, kad smoglis pradėga. Ne, variklis gi kalentų kažką, bet man supranti, kažkada buvo irgi su to pačio BS-u. Irgi panašiai, žinai, nes tipo, kad va tokia situacija, bet dabar biški matai, čia ir su to varikliu taip atsitika gal. Bet bėdos nemanau, kad didelės, tai su lambda zondu reiks pasižiūrėti. Arba iš vis, aš galvoju, gal koks laidėlis kažkur nutrūko, žinai. Nesmagu, kad tai buvo, bet labai tikiuosi, kad susitvarkysi. Viskas gerai. Tai va, gero kelio. Dėkui. Gerai skersą pastatyti ir iki pasimatymų. Dėkui, iki. Nu, labai faini visi čia žmonės, o dabar gazuojam toliau. Čia tai buvo reikalų. Va tiek turim valandų. O gazuojam nuo 11. Kai pradėjom, mašina dar nebuvo užgesinta. Stebiuos, kaip gerai viskas atlaikė. Ir, nu ką, pravežiau belekiek daug žmonių. Tikrai esu labai pavargęs, bet labai maloniai pavargęs. Tai, ko gera būtų, tiek. Buvo žiauriai smagu. Dar kartą ačiū Vytautui. Kaip sakiau, vis tiek čia yra įdėta nemažai darbo. Trasos būklė jau nebe stebuklinga, bet gazuotojai vis dar netrūksta. Lekia chebra. Va, ir Vytautas ateina. Tai ko gero mes su juo atsisveikinsim. Ir... Ne, jūs su juo neatsisveikinsit, tau pravešit mane. Gerai. Paskutinį keleivį apturėsim šeimininką. Gal ir nieko. Nu ką, dar pravežu Vytautą ir varom namo, nes jau šiandien nei rankyčių, nei kojyčių. Viską nefilmavau, nes būtų labai ilgas video, bet kažką pamatysim. Iki.